Sveiki, šiandien jums noriu parodyti ir pagaminti triušienos keksiukus. Taip, jūs tikrai nesuklydote ir gerai išgirdote, būtent triušienos, mano mėgstamiausios mėsos. Mūsų draugai Lapino puota turi puikią smulkintą triušieną, kurią šiandien aš ir naudosiu. Tad užpildyti šios keksiuko formelės reikės cukinijomis ir ypatingųjų faršų, kurį pagaminsiu iš smulkintos triušienos, tada varškės ir šalavijo. Tai pradžioj pasigaminkime visą įdarą. Paimu smulkintą triušieną. Triušieną naudoju, nes tai yra viena sveikiausių pasaulyje mėsų, kuriuose kaupiasi mažiausiai cheminių medžiagų. Taip, į smulkintą triušieną dabar subersiu gerą saują rupios varškės, tada saldžios maltos raudonos paprikos, kad spalva būtų labai graži, tada šalavijo. Turbūt žinote, kad šalavijas puikiai dera su varške, o prie triušienos jis taip pat puikiai tiks. Ir dabar viską pasūdau ir papipirinu. Šitą patiekalą labai mėgsta mano krikštasūnis ir krikštadukra, tai linkėjimai jiem. Ir įmušame čia dar kiaušinį, kad masė lengviau suliptų. Ir dabar jau viską gerai iki vientisos masės išmaišome. Net ne šaukštą naudokime, o rankas. Tai bus žymiai paprasčiau ir greičiau. Štai taip atrodo mūsų įdaras ir dabar reikės cukiniją supjaustyti, tiesiog paskusti, aš taip vadinu, su skustuku. Padarykite tokias ilgas juosteles ir su jomis mes ir sluoksniuosime triušienos įdarą. Beje, pačio centro, kuris yra sultingiausias ir vandeningiausias, nenaudokite. Įsivaizduokite, apskuskite tarsi kvadratą. O viduriuką cukinijos galite panaudoti, pavyzdžiui, tiesiog salotom, nes daugeliui atrodo, kad cukiniją reikia būtinai tik tai termiškai apdoroti. Jinai puikiai tinka salotom kartu su pomidorais ar agurkais. Tik nepamirškite paruošti skanaus padažą. Štai, tai turime jau paruošę tokių cukinijos atraižų. Ant dugno dedu įdarą mūsų triušienos. Tada cukiniją galite truputį apibarstyti druska ir juodaisiais pipirais. Taip. Ir dabar tiesiog taip sulankstume ir irgi dedame į vidų ir prispaudžiame. Vėl suspaudžiame. Triušio ir varškės masę galite įdėti ir truputį česnako, kartais aš labai mėgstu, arba smulkiai pjaustytų svogūnų, kas neypatingai mėgsta svogūnų ir jų skonį galite prieš tai truputį apkepinti susmulkintus svogūnus ir tada tik tai įdėti. Ir štai, turime keksiukus, juos dedame į 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepsime apie kažkur tai 30 minučių, kol gražiai apskrus. Ir tada išimsite ir galėsite valgyti su salotų kalnu. Tai toks mano tas receptas, visiems skanaus ir nepamirškite, kad triušiena yra ne tik sveika, bet ir labai skani.